Dauguma siekia atrasti tikrąjį savo pašaukimą ir dirbti svajonių darbą. Kartais tenka metų metus ieškoti, bandyti, keisti, kad suprastum, kokia veikla teikia didžiausią naudą ir pasitenkinimą. Būna ir taip, kad profesijos pasirinkimui įtaką padaro likimas. Susipažinkite su sertifikuotu tailandietiško medicininio masažo ekspertu Deiviu Petrušiu, kuris dabartinę profesiją atrado susidūrę su iššūkiais asmeninėme gyvenime. Į masažą, kaip į tokią, kaip į veiklą, gyvenime būčiau tikrai nepagalvojęs, kad papulsiu. Jeigu dar 10-15 metų atgal kažkas tai būtų pasakęs, kad užsiimsiu tokiais dalykais, kad mokinsiu žmonės, gydysiu žmonės, būčiau tikrai nepatikėjęs viso šito dalyko. Tiesiog gyvenime nutinka labai keistų dalykų, kartais gyvenimas pakoreguoja viską. Prieš maždaug 10 metų mūsų šeimoje atsitiko toksai gal nelaimingas įvykis. Mūsų dukra vyresnė turėjo didelę traumą nugaros ir tiesiog, sakykime, mes toj problemoj visa šeima 2 metus buvom ir paskendę. Išvažinėjom visą Lietuvą, išieškojom visokius įmanomus specialistus, faktiškai ir nebuvo klausimas nei piniguose, nei laike. Tiesiog norėjom, kad kažkas tai padėtų. Sėdamėsi vieną dieną Tailande, atostogaudami, kažkaip juokais dukrai pasiūliau, kad nueitų į tailandietišką masažą, tiesiog pabandyti, kas tai per daiktas. Kažkada buvom skaitę, kažkada buvom girdėję. Jinai nuėjo tiesiog eilinį gatvės saloną ir kada grįžo iš to masažo, jos akys spindėjo, aš niekada nepamiršiu to jos akių, jos akys spindėjo ir jinai, va, tėtė, sako, žiūrėk, ir taip galiu pasilenkti, ir taip, sako, galiu pasilenkti. Tai buvo pirma naktis, o per tos kelis metus, kad jinai normaliai išsimiegojo, faktiškai be vaistų. Ir tas visas dalykas man ant tiek užspaudė širdį, ant tiek tada sukilo ta tokia, vis tiek matyti tėviška meilė, viskas, kad kažkaip padėtam savo vaiką atsirado kažkokia viltis. Tai tada aš ten poliau žiūrėti, kas ten per stebuklas, jau pačiam labai patiko tas dalykas. Ir kadangi važiuodavom gan ilgam laikui, mes vis tiek ilsėtės 4-5 savaitėm, tiesiog nusprendžiau, ką aš ten prie jūros gulėsiu. Gal šeimyną guliu, aš einu, ieškau, kur mokintis, kad bus daugiau iš to naudos. Pokyčiai pašnekovo profesinėme kelyje prasidėjo supratus, kad tailandietiškas masažas daug įdomesnis nei sėkmė statybų versle. Praktiškai įsitikinęs masažo gale, jis nepabūgo rizikuoti ir investuoti į naują veiklą. Aš turėjau savo statybų OB, turėjau gan didelius užsakovus Švedijoje, aš veždavosi žmonės iš Lietuvos į Švediją dirbti, mes statydavom namus. Tiesiog vieną dieną, sakykime taip, atsikėliau aš to Švediją iš ryto, pasižiūrėjau į tos savo darbininkus ir galvoju, ką aš čia veikiu. Iš tikrųjų, tas momentas ir buvo pats didžiausias lūžis. Mokslai Tailande pas pasaulyje pripažintus ekspertus masažuotojui padėjo sukaupti žinių ir patirties, kaip mokyti ir gydyti kitus. Tačiau grįžus į Lietuvą to nepakako. Tam, kad masažuotojas čia galėtų vykdyti savo veiklą, jam reikėjo profesinio mokymo diplomo. Anot pašnekovo, Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centre įgyta masažuotojo kvalifikacija leido ne tik sužinoti daugiau apie įstatymus, įvairias tvarkas ir reikalavimus, bet ir išplėsti pažinčių ratą, mokytis iš savo srities profesionalų. Norint visą šitą dalyką perimti ir kad nepasidaryti kažkokiu Robin Hoodu kažkokioj tai srityje, iš tikrųjų tai yra pats geriausias, idealiausias dalykas tiesiog eiti ir mokintis. Tai, sakykime, aš ėjau į tą centrą, buvo pirma mintis dėl dokumentų, bet šiai dienai galiu tvirtai pasakyti, kad iš tikrųjų tai buvo būtent šitas visas įėjimas, nes į visą lietuvišką šitą, sakykime, rinką, iš tikrųjų labai stipriai padėjo man ir įeiti ir tiesiog skleisti apie save žinias ir visą kitą. Čia yra pastoviai tobulėjimo, pastoviai savęs pažinimo, aplinkos pažinimo, pastoviai naujų žinių kaupimų, viso kito kelias. Prienuose dirbantis masažuotojas teigia, kad mažas miestelis šiam darbui nekliūtis. Masažo meistras susiranda skausmų kamuojami žmonės iš pačių įvairiausių Lietuvos vietų ir net užsienio šalių. Tas tiesiog pasirinkimas vietos jis visiškai nieko nereiškia.
Jeigu tu būsi geras specialistas, jeigu tu kažką žmonėm padėsi, duosi, ne? Pas tave, aš nežinau, net ir į Giniūnų kaimą atvažiuos visi, kam reikės pagalbos. Masažas yra įrankis. Lygiai taip pat kaip medkirčiui kirvis, ne? Dabar išėjo, jeigu medkirtis kirst medį ir išsinešė gerai išgalastą kirvį, ne, jis prikirs medžių. Jeigu kitas pasiėmė tokį patį bet buką, ne, sakykime, jis jau neprikirs, bet viskas yra nuo to, kaip tu tą mokinėsi, kaip tu prižiūri, kaip tu į save viską įmėsi, ne. Realiai aš jums galiu pasakyti, kad žmogus, pavyzdžiui, su klasikiniu masažu kartais gali daugiau padaryti, jeigu jis yra geras specialistas negu kitas, mokėdamas tailandietišką masažą ir atmestinai darydamas ar dar kažką, tai ne. Masažuotojo kabinete nerasime nei tradicinio masažo stalo, nei kitų tradicinio masažo reikmenų. Anot meistro, jo atliekamas masažas kiek kitoks. Pagrindiniai gal skirtumai, sakykime taip, nuo kitų masažų, ne, yra tai, kad jis daromas ant žemės ir jis yra daromas per rūbus. Ant žemės jis daromas yra dėl patogumo, būtent dėl mūsų patogumo, kad saugot savo kūną. Kas liečia rūbus, tai yra dvi priežastys pagrindinės. Pirma priežastis yra ta, kad jisai dar iki 20 amžiaus pradžios buvo daromas tik vienuolių. Tai buvo grinai vienuolių prioritetas, jie užsiėmė masažų, gydymų ir visų kitų. Vienuoliai negalėjo liesti nuogo kūno. Už tai buvo daroma visada per rūbus arba būdavo jau kraštutinė atveju uždengiama, tokia kaip kažkokia medžiagos gabalo ar dar kažkur. Ir antras dalykas, rūbai sudaro tarpsluoksniai, kadangi tai yra stiprus, aktyvus masažas. Jeigu daryti be rūbų, yra galimybė, kad liks daug mėlynių. Na, o tiem, kurie dar neatrado savojo pašaukimo, masažuotojas pataria nebijoti rizikuoti, ieškoti ir keisti pasirinkimus. Imkit ir darykit. Bet ką. Tuo prasme, iš to, ką darysit, kuo daugiau bandysit, tuo greičiau kažką tai išsirinksit. Nes tu negali žinot, kad tai tavo ar tavo ir tavo. Ne, iš tikrųjų, tai tiesiog rinktis.